Sveiki visi! Šiandienos vaizdo įraše nagrinėsime istorijos karališkasias meilužes, kurie tapo galingesni, nei kas galėjo tikėtis. Ateidamos iš visiškai skirtingų sluoksnių, šios moterys iškilo karalių dvaruose ir įgijo milžinišką turtą, įtaką bei valdžią. Jų istorijos – tai pasakojimai apie ambicijas, skandalus ir nepaprastą sėkmę. Taigi, prisijunkite prie manęs, kai tyrinėsime jų gyvenimus. Pirmajai mūsų istorijai grįžkime į Abiejų tautų respubliką. Moteris, kuri vieną dieną taps Rusijos imperatorė Jekaterina I, gimė Marta Helena Skrzongša 1684 m. balandžio 15 dieną. Kažkur tuometinės Abiejų tautų respublikos rytuose, didelėje karalystėje, kuri apėmė dabartinę Lenkiją, Lietuvą ir didelę dalį Baltarusijos bei Ukrainos. Jos tėvai, kilę iš Minsko apylinkių, mirė, kai ji buvo labai maža, apie 1689 metus, per vieną iš didžiųjų buboninio maro protrūkių rytų Europoje. Taigi, kai jai buvo vos 4 ar 5 metai, ji liko našlaitė. Vėlesni jaunosios Martos gyvenimo laikotarpio faktai nėra aiškus. Keli dešimtmečiais vėliau parašytos skirtingos istorijos pateikė prieštaringas įvykių versijas. Tačiau bendras modelis buvo toks. Galiausiai jie apsigyveno Johano namuose 1690 metais. Ernstas Gliukas, liuteronų pamokslininkas iš Vokietijos, kuris buvo žinomas tuo, kad sukūrė pirmąjį svarbų Biblijos vertimą į latvių kalbą. Vėlyvajame 17 amžiuje jis veikė Baltijos regione, dabartinėje Latvijoje. Čia Marta vaikystėje ir ankstyvoje paauglystėje dirbo Gluko dideliuose namuose, galbūt kaip tarnaitė ar tarnas. Galime paklausti, kaip ji iš šios padėties pakilo iki Rusijos valdovės. Šio pakilimo ištakos slypi painioje rytų ir šiaurės Europos geopolitikoje ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Nuo 16 amžiaus vidurio iki 18 amžiaus pradžios šį regioną krėtė virtinė didelių karų, kurie bendrai vadinami Šiaurės karais. Pagrindiniai šių karų dalyviai buvo Abiejų tautų respublika, Švedija ir Rusija. Svarbiausias ginčo objektas buvo didžiulės žemės teritorijos šių valstybių pasienyje ir Baltijos jūros kontrolė. Pavyzdžiui, Švedija valdė didelės dabartinės šiaurės vakarų Rusijos teritorijas, įskaitant žemę, kur šiandien stovi Sankt Peterburgas. Svarbus konflikto taškas buvo Baltijos jūros regionas, ypač tuo metu vadinta Livonija, kuri atėmė dabartinės Latvijos, Estijos ir Lietuvos teritorijas. Tai buvo vienas pagrindinių ginčytinų regionų, kai Rusija ir Švedija dar kartą pradėjo karą 1700-aisiais konflikte, kuris tapo žinomas kaip Didysis Šiaurės karas ir truko 21 metus. Marta tuo metu, kai prasidėjo karas, buvo 16 metų ir gyveno Livonijoje Gluko namuose, o netrukus ją ėmė mėtyti po šį neramų pasaulį. 1702 metais ji trumpam buvo ištekėjusi už švedų kavalerijos karininko, su kuriuo buvo susituokusi vos 8 dienas, kol švedus iš šio regiono išvijo artėjantį Rusijos kariuomenę. Vėlesni įvykiai vėl yra šiek tiek migloti. Tačiau Marta, tapusi jauna ir patrauklia moterimi, atrodo galiausiai tapo Rusijos caro Petro I vyriausiojo generolo, feldmaršalo Boriso Šeremetjevo meiluže. Todėl, kai Šeremetjevas, po to, kai Rusija užkariavo didžiąją Livonijos dalį, grįžo į Maskvą, Marta buvo atvežta kartu su juo. Maskvoje Marta netrukus atsidūrė kunigaikščio Aleksandro Menšikovo namuose. Menšikovas buvo artimiausias caro patikėtinis ir vienas įtakingiausių žmonių Rusijoje. Iš pradžių Marta galėjo būti Menšikovo meilužė, tačiau vėlesniais metais jų santykiai tapo politiniais caro Rusijos politikos labirinte. Arba Menšikovas ir ji galbūt iš tikrųjų nebuvo meilužiai, o jis ją priėmė į savo namus su aiškiu tikslu, kad ji patrauktų Petro dėmesį.
Jo tikslas šiuo atveju būtų buvęs turėti dar vieną savo žmogų pačiame vyriausybės centre, Kremliuje ir kituose Maskvos imperijos rūmuose. Jei taip ir buvo, pastangos atsipirko, nes iki 1703 ar ankstyvųjų 1704 metų caras Petras jau buvo pasiėmęs Martą kaip savo meilužę. Petras I buvo sudėtinga asmenybė. Jis užėmė Rusijos sostą 1682 metais, būdamas vos 10 metų amžiaus. Todėl jis pradėjo valdyti savarankiškai tik 1696 metais. Po to jis leidosi į ilgą diplomatinę misiją po Vidurio ir Vakarų Europą. Jo tikslas buvo parvežti į Rusiją kuo daugiau naujų idėjų, kad modernizuotų šalį ir paverstų ją viena iš didžiųjų žemyno valstybių. Tam tikslui, po pradinės karinės sėkmės, kai jis užkariavo didžiulės teritorijas Baltijos jūros regione, Didžiojo šiaurės karo pradžioje jis buvo parengęs planą pastatyti naują didingą sostinę prie tos pačios vandens arterijos. Darbas prie šio naujo miesto prasidėjo 1703 metais, maždaug tuo metu, kai jis susipažino su Marta. Jis pavadino jį Sankt Peterburgu ir padarė jį naująją Rusijos sostinę. Būtent čia Marta praleido didžiąją likusios savo gyvenimo dalį, kai miestas sparčiai vystėsi pagal vakarų Europos pavyzdį. Maždaug tuo pačiu metu, kai tapo Petro meilužė, ji pasirinko atsiversti iš Romos katalikybės į stačiatikybę ir kartu priėmė Jekaterinos Aleksejevnos vardą. Taigi tuo metu ji jau buvo didžiąja dalimi rusifikuota, o jos kilimas dvaro sluoksniuose buvo užtikrintas. Kai 1704 metais ji pagimdė Petrui sūnų, kuris buvo pavadintas caro vardu. Jekaterinos, kaip Petro meilužės, padėtis buvo labai sudėtinga. Viena vertus, Petras nebuvo vedęs. Pirmoji jo santuoka su Udoksija Lupokina, kurią jis vedė būdamas paauglys, buvo nelaiminga ir jie išsiskyrė prieš keletą metų. Todėl Petras nebuvo suvaržytas jokios ankstesnės santuokos ir galėjo vesti Kotryną, tačiau ji buvo užsienietė ir labai kuklios socialinės kilmės. Kitoms Europos monarchijoms, tokioms kaip Prancūzija, Ispanija ar Anglija, tai būtų visiškai užkirtę kelią galimybė jam ją vesti. Tačiau Rusijoje viskas buvo kitaip. Pavyzdžiui, buvusi carienė Udoksija buvo kilusi iš vidutinio aristokratų sluoksnio ir nepriklausė Rusijos didikams. Nors Jekaterinos kilmė nebuvo problema, Petras vis tiek atrodo abejojo šią santuoką, todėl ir atidėjo sprendimą vesti Jekateriną. Galiausiai pora slapta susituokė. 1707 metų pabaigoje, nors apie šį įvykį nėra jokių įrašų. Po kelių metų jie pagaliau oficialiai susituokė Šventogo Izaoko katedroje Sankt Peterburge vasario 9 dieną. 1712 metais Kotryna pagaliau tapo carienė arba Rusijos karalienė, praėjus beveik 10 metų nuo jų santykių pradžios. Nepaisant visų santuokos sudėtingumų, jų sąjunga buvo dviejų žmonių, kurie akivaizdžiai buvo idealūs gyvenimo draugai. Jų susirašinėjimas liudija jų meilę vienas kitam, o jis stipriai palaikė jį jo siekiuose paversti Rusiją didžia Europos valstybę. 1712 metų vasarį, kai jie pagaliau oficialiai susituokė, jis jos garbiai įsteigė riterių ordiną, Šventosios Kotrynos ordiną. Tačiau jų sąjunga taip pat atnešė nemažai liūdesio. Kotryna su Petru susilaukė 12 vaikų nuo 1704 iki 1724 metų. Tačiau tik 2 iš jų, mergaitė Ana, gimusi 1708 metais, ir kita mergaitė Elžbieta, gimusi kitais metais, sulaukė pilnametystės. Iš kitų beveik visi mirė kūdikystėje, per kelias savaites ar mėnesius, arba nesulaukę 5 metų amžiaus. Tai buvo įprasta ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Tai buvo laikai, kai vaikai dažnai mirdavo per pirmosius mėnesius ar kūdikystėje nuo įvairių ligų, kurios šiandien lengvai pagydomos. Tačiau net ir to meto standartais tai buvo neįprastai žiaurus išbandymas, kurį Katerina ir Petras turėjo išgyventi kaip tėvai. Petras mirė anksti, 1725-aisiais.
Nors mirties metu jam te buvo 52, jo valdymas buvo toks sėkmingas, kad jis tapo žinomas kaip Petras Didysis. Tai buvo dėl to, kaip jis galutinai įtvirtino Rusiją kaip naują didžiąją rytų ir šiaurės Europos galią. Po Švedijos dominavimo Baltijos regione 17 amžiuje, taip pat dėl jo vykdytos Rusijos valdžios ir visuomenės modernizacijos. Pavyzdžiui, jis buvo pirmasis caras įkūręs universitetą Rusijoje. Jis taip pat paskelbė Rusijos imperijos pradžią. 1721 metais pasiskelbė imperatoriumi, o Jekaterina imperatorienė sutuoktinė. Tačiau vis dar buvo problema dėl sosto paveldėjimo, nes kai Petras mirė 1725 metų sausį, jis vis dar nebuvo paskyręs įpėdinio ir neturėjo gyvo teisėto sūnaus. Kitas eilėje buvo Petras Aleksijevičius, Petro anūkas, gimęs Aleksejui Petrovičiui, Petro sūnui iš ankstesnės santuokos su Jevdokija Lopuchina. Tačiau Petrui Aleksijevičiui tuo metu buvo tik 9 metai. Todėl Jekaterina, padedama savo seno sąjungininko kunigaikščio Menčikovo ir kelių kitų vyriausybės narių, paskelbė, kad vienas iš mirštančio Petro norų buvo, jog jį pakeistų Jekaterina. Todėl našlaitė iš abiejų tautų respublikos buvo karūnuota Rusijos imperatorė Jekaterina I 1725 metais. Jekaterinos valdymas buvo sėkmingas, nors ir trumpas. Tai iš esmės buvo valdžios pasidalymo vyriausybė, kurioje Aleksandras Menčikovas ir keli kiti didikai turėjo daugumą valdžios, tačiau Jekaterina sugebėjo įgyvendinti kai kurias reformas. Ypač ji prižiūrėjo drastišką Rusijos kariuomenės mažinimą. Didžiojo šiaurės karo metu Rusijos kariuomenė išaugo iki beveik 250 000 vyrų, todėl tuo metu ji buvo didžiausia Europoje. Tačiau šios milžiniškos kariuomenės išlaikymo kaina buvo labai didelė, o našta teko Rusijos žmonėms, slegiančių mokesčių pavidalu. Jekaterina sugebėjo įtikinti Menčikovą ir kitus didikus pradėti mažinti kariuomenę. Kai karas su Švedija baigėsi, ir Rusija tapo neginčijama galybė rytų Europoje. Sumažinus mokesčius Rusijoje, skurdas gerokai sumažėjo, o Jekaterina pelnė daug pagyrų, sukurdama precedentą, kad 18 amžiuje Rusijos žmonės palankiai vertino moterų valdovių valdymą. Jekaterina taip pat pradėjo paieškas Baltijos jūros regione ir abiejų tautų respublikoje, siekdama surasti savo 4 brolius ir seseris, nuo kurių buvo atskirta ankstyvaisiais metais dėl tėvų mirties. Tai jai pavyko sėkmingai gyvendinti ir susijungusi su šeima, ji visus 4 paskyrė Rusijos didikais. Galiausiai Jekaterinos valdymas buvo sėkmingas, bet trumpalaikis. 1727 metų pradžioje jai buvo diagnozuotas plaučių abscesas, tačiau tikroji liga greičiausiai buvo tuberkuliozė. Liga, kuri iki 1820-ųjų dar nebuvo iki galo nustatyta ir ištirta. Skirtingai nei Petras, ji buvo pasiruošusi sosto paveldėjimui ir įpėdiniu paskyrė Petrą Aleksijevičių. Todėl, kai Jekaterina mirė 1727 metų gegužės 17 dieną, būdama 43 metų, jį pakeitė Petras II. Jekaterinos valdymas pradėjo išskirtinį moterų valdymo laikotarpį Rusijoje. Todėl ši šalis tapo viena iš nedaugelio iki modernių pasaulio valstybių, kurioje didžiąją šimtmečio dalį valdė kelios moterys. Petras II mirė anksti, 1730 metais, ir jį pakeitė Ona I, Petro didžiojo dukterėčia. Ji valdė iki 1740 metų, kol po trumpos pertraukos į sostą atėjo Jekaterinos ir Petro duktė Elžbieta, tapusi Elžbieta I. Kai ji mirė 1762 metais, ją pakeitė Petras III. Tačiau jo valdymas taip pat buvo trumpalaikis, nes po 6 mėnesių jį nuvertė jo paties žmona. Ta moteris, taip pat vardu Kotryna, valdė Rusiją 34 metus ir išplėtė imperiją iki vienos iš svarbiausių Europos valstybių. Ji turėjo įtakos ne tik Baltijos jūroje ir Rytų Europoje, bet ir Balkanuose bei Juodojoje jūroje pietuose.
Dėl to Kotryna II tapo žinoma kaip Kotryna Didžioji. Taip, Kotrynos I valdymas atvėrė laikotarpį, kai Rusijoje iki 18 amžiaus pabaigos vyravo moterų valdovės. Toliau keliaujame dar toliau atgal į laiką, į ankstyvąjį 16 amžių. Moteris, kuri vieną dieną taps Osmanų imperijos karalienė, gimė maždaug 1502 metais Rohitino mieste, regione, žinomame kaip Rutenija. Šiandien tai yra vakarų Ukrainos dalis, tačiau 16 amžiuje Rutenija buvo Lenkijos karalystės provincija. Mes nežinome, koks buvo jos gimimo vardas, nors viena ekspertė tyrinėjusi Hurem gyvenimą spėja, kad tai galėjo būti Anastasija Lisovska arba Aleksandra Lisovska. Būsimoji karalienė gimė tuo metu, kai Pietų Europa patyrė vis didesnį spaudimą dėl augančios Osmanų imperijos galios. Ši turkų musulmonų tauta iškilo 14 amžiuje Anatolijoje, regione, kuris atitinka dabartinę Turkiją. 15 amžiuje jų imperija sparčiai plėtėsi, užkariaudama didelę Balkanų dalį ir kai kurias Levanto sritis. Imperijos ambicijas ir stiprybę simbolizavo 1453 metais, kai Konstantinopolis, viduramžių Stambulo pavadinimas, buvo užkariautas iš Bizantijos valdovų. Tai užbaigė Rytų Romos imperiją po beveik 12 šimtmečių nuo jos įkūrimo imperatoriaus Diokletiano 3 amžiaus pabaigoje. Vėlesni karai ateinančiais metais atnešė papildomų užkariavimų Balkanuose, regionuose atitinkančiuose dabartinę Rumuniją ir Moldovą. 15 amžiaus 7 dešimtmetyje Osmanai taip pat įkūrė protektoratą Krymo regione, esančiame šiauriniuose Juodosios jūros krantuose. Nuo tada šio regiono uostai tapo vergų prekybos centru, kur buvo prekiaujama belaisviais iš Lenkijos, Ukrainos ir Rusijos, kurie buvo gabenami atgal į Stambulą. Taip po Osmanų užkariavimo buvo pavadintas Konstantinopolis. Labai tikėtina, kad būsimoji imperijos karalienė atsidūrė pakeliui į Stambulą būtent dėl vergų prekybos Krymo regione. Tikriausiai ji buvo pagrobta per vergų reidą 1516 metais ir nuvežta į tuomet vadintą Kafą Kryme, kuri šiandien atitinka dabartinį Feodosijos uostą. Iš čia ji vėliau buvo išsiųsta į Stambulą, kur buvo perkelta Osmanų imperijos sostinė. Čia ji buvo patalpinta į Osmanų imperijos haremą, milžinišką namų ūkį imperatoriškuosiuose rūmuose, kuriame gyveno dabartinio sultono žmonos, kitos moterys giminaitės, tarnaitės ir sultono sugulovės. Labiausiai tikėtina, kad ji čia buvo jau 1517 arba 1518 metais. Ir būtent tuo metu ji įgijo vardą, kuriuo yra geriausiai žinoma. Tai buvo Hurem, persiškas žodis, kuris apytiksliai reiškia linksmą arba besijuokiančią. Kitas jos vardas, Roksolana, ją daug vėliau gyvenime taip ėmė vadinti stebėtojai ir ją komentavę autoriai. Tai apytiksliai reiškia mergina iš Rutėnijos. Hurem iškilimas Osmanų sostinėje prasidėjo 1520 metais, kai ji tapo Suleimano, valdančio sultono Selimo I sūnaus sugulove. Tai buvo visai prieš sultonui mirštant, o 1520 metų rugsėjo 30 dieną Suleimanas, būdamas 25 metų amžiaus, tapo Osmanų imperijos sultonu. Jo ilga, 45 metus trukusi valdymo epocha atnešė milžinišką imperijos plėtrą bei Osmanų kultūros aukso amžiaus pradžią, todėl vėlesniems kartoms jis žinomas kaip Suleimanas didysis. Hurem greitai iškilo tarp Suleimano sugulovių ir užėmė reikšmingą vietą. 1522 metais ji pagimdė savo ir sultono pirmąjį vaiką, berniuką vardu Mehmedas. Per 4 metus po to greitai gimė dar 3 sūnus ir 1 dukra, o 5. ir paskutinis sūnus gimė 1531 metais. Taigi vienas pagrindinių dalykų, kurie anksti siejo Suleimaną ir Hurem jų santykių pradžioje, buvo daugelio vaikų gimimas. Tiek daug vaikų gimimas taip pat aiškiai rodė Hurem iškilimą į aukštesnę padėtį nei paprasta sugulovė, nes paprastai Osmanų sugulovėms buvo leidžiama turėti tik vieną sūnų su sultonu. Nepaisant to, kad Hurem vis labiau pelnė Suleimano palankumą, jie daugelį metų liko nesusituokę.
Tai beveik neabejotinai buvo dėl abejonių, kaip toks sąjunga būtų suvokiama visoje imperijoje ir pagrindinėse jos galios grupėse, įskaitant Osmanų diduomenę. Juk Hurem buvo europietė. Labiausiai nerima kėlė tai, kad ji buvo rytų ortodoksų krikščionė, o ne musulmonė. Tačiau nepaisant visų abejonių, kurias jis galėjo turėti dėl vedybų su ja, Suleimanas galiausiai nusprendė vesti Hurem. Tai taip pat iš dalies lėmė Hafsos mirtis 1534 metais. Sultonė, Suleimano motina, kuri iki savo mirties turėjo karalienės motinos titulą. Statuso, virš kurio Suleimanas negalėjo leisti pakilti jokiai suguloviai jos gyvenimo metu. Po Hafsos mirties Suleimanas ir Hurem susituokė 1536 metais. Taip vergiai iš Rutėnijos pavertė Hurem sultonę. Ši santuoka sukėlė nemažai triukšmo ir buvo plačiai aptarinėjama visoje Europoje. Pavyzdžiui, Genujos banko atstovas, tuo metu dirbęs Stambule, pranešė apie tai savo vadovams Italijos valstybėje. Šią savaitę mieste įvyko visiškai nepaprastas įvykis, visiškai precedento neturintis sultonų istorijoje. Didysis valdovas Suleimanas pasiėmė savo kaip imperatorienę vergę moterį iš Rusijos. Apie šias vedybas daug kalbama ir niekas negali pasakyti, ką tai reiškia. Nėra abejonių, kad šios vedybos buvo iš tikros meilės. Išliko nemaža susirašinėjimo tarp sultono ir jo žmonos, kuris aiškiai rodo jų meilę vienas kitam. Ji rašė jam, kai jis buvo karo žygyje Balkanuose ir Levante. Jų ryšys taip pat matomas atsisakant daugelio taisyklių ir tradicijų, kurios nurodė, kaip Osmanų sultonas ir jo sugulovė turėtų elgtis vienas su kitu. Pavyzdžiui, nors pagal tradiciją sugulovės turėjo likti rūmuose tik tol, kol jos ir sultono vaikai augo, Hurem visą likusį 9 gyvenimą praleido Topkapi rūmuose, kurie 16 amžiuje buvo pagrindinė Osmanų sultonų rezidencija. Dėl Suleimano ir Hurem meilės karalieniai iš Rutėnijos taip pat buvo suteiktas svarbus vaidmuo imperijos valdyme. Tai buvo visiškai naujas reiškinys. Roksolana buvo atsakinga už tai, kad imperatoriškasis haremas virto institucija turinčią didelę politinę įtaką Stambule. Ir tai atvėrė kelią tam, kas buvo pavadinta moterų sultonatu. Ilgam laikotarpiui, kai moterys vaidino svarbų vaidmenį valdant didžiulę Osmanų imperiją. Šis moterų sultonato laikotarpis prasidėjo valdant Hurem ir tęsiasi iki 17 amžiaus vidurio, dar daugiau nei 100 metų. Didžioji Hurem įtakos dalis slypėjo šalies užsienio santykiuose tuo metu, kai imperija sparčiai plėtėsi, užkariaudama Vengriją, dalį Šiaurės Afrikos ir didelę dabartinio Irako dalį artimuosiuose rytuose. Hurem įtaka buvo reikšminga formuojant kai kurias šios užsienio politikos kryptis. Pavyzdžiui, ji galėjo būti lemiama užtikrinant, kad Suleimanas nekariautų su jos gimtąja Lenkija. Ir netgi buvo susirašinėjama tarp Hurem ir Lenkijos karaliaus Žygimanto II Augusto nuo 1548 iki 1572 metų. Tai yra vienintelis atvejis, apie kurį žinome, kai Osmanų karalienė tiesiogiai bendravo su Europos monarchu ir tai visiškai neįprasta ankstyvųjų naujųjų laikų laikotarpiui. Šis Hurem ir Žygimanto kontaktas galėjo reikšmingai prisidėti prie sąjungos tarp Osmanų ir Lenkijos karalysčių susiformavimo 1551 metais, kuri išliko didžiąją dalį 2 dešimtmečių po to. Hurem taip pat iškilo kaip nugalėtoja kovoje dėl valdžios Osmanų dvare, siekiant nustatyti, kas perims valdžią po Suleimano. Sultonato paveldėjimas imperijoje nebuvo nustatomas taip kaip Europoje, kur galiojo pirmagimystės teisė ir vyriausias gyvas valdovo sūnus paveldėdavo karalystę. O Stambule kiekvienas sekantis sultonas turėdavo daug sūnų, dažnai iš skirtingų žmonų ir sugulovių, gyvenančių imperatoriškajame hareme. Ir vienas iš jų būdavo sultono pasirinktas kaip tinkamiausias jį pakeisti. 1550-aisiais Suleimanas turėjo 4 gyvus sūnus iš savo sąjungų su Hurem ir kita vyresniaja sugulove Mahidevran. 3 iš šių sūnų, Selimas, Bajezitas ir Džičangyras, buvo Hurem sūnūs, tačiau vyriausiasis Mustafa gimė 1515 metais Suleimanui ir Mahidevran.
Daugelį metų Mustafa buvo laikomas pagrindiniu Suleimano įpėdiniu. Nemažiau dėl jo populiarumo Osmanų armijoje ir dėl to, kad jis 1530 ir 1540 užėmė keletą aukštų karinių ir gubernatoriaus pareigų imperijos provincijose. Tačiau žinoma, 1550 viskas pasikeitė. Per karą su Persijos imperija, kurios centras buvo dabartinėme Irane, 1552 metais Mustafa buvo įtartas sąmokslu nuversti savo tėvą nuo sultono sosto. Galiausiai tai kulminavo 1553 metų rudenį, kai Mustafa buvo užpultas Suleimano asmeninės sargybos karinėje palapinėje Turkijoje. Jis buvo įvykdytas mirties bausmė, palikdamas kelią atvirą arba Selimui, arba Bajazidui, dviem Suleimano ir Hurem sūnums, tapti jo įpėdiniais sultono soste. Tuo metu buvo plačiai paplitęs, kad Hurem buvo svarbi, sužadinant savo vyro įtarimus dėl Mustafos, siekdama užtikrinti, jog vienas iš jos pačios sūnų taptų imperijos įpėdiniu. Tačiau įrodymai nėra įtikinami, todėl galime tik spėlioti, ar Hurem buvo įsitraukusi. Jei ji ir buvo, tai buvo lemiamas įvykis. Galiausiai jos sūnus Selimas tapo sultonu Selimu II. Praėjus daugeliui metų, 1566 buvo įtvirtinta tiesioginė sultonų linija, kuri valdys imperiją dar daugelį metų po Hurem ir Suleimano laikų. Tuo tarpu namuose, Stambule, Hurem toliau kėlė susidomėjimą platesniu mastu Europoje ir darė įtaką įvykių eigai Turkijos sostinėje. Ji tapo gerai žinoma dėl savo labdaringos veiklos, finansavo daugelį mečečių Stambule ir kitose svarbiose imperijos miestuose, tokiuose kaip Jeruzalė, taip pat steigė ligonines ir prieglaudas vargšams. Viešoji valgykla buvo įkurta Mekoje jos vadovaujant, kad pamaitintų vargingesnius piligrimus, vykstančius į kasmetinę hadžo kelionę į švenčiausią musulmonų pasaulio miestą. Dėl visų šių veiklų jis sukėlė didelį susidomėjimą krikščioniškoje Europoje, o išliko keli Rokselanos portretai iš XVI amžiaus vidurio. Diskutuotina, kiek tiksliai šie portretai atspindi jos tikrąją išvaizdą, nes menininkai, kurie juos kūrė Italijoje ir kitur, nevyko į Stambulą tapyti jos asmeniškai, o dirbo pagal antrines jos išvaizdos aprašymus ar laisvus eskizus. Be abejo, garsiausias iš šių Osmanų karalienės atvaizdų buvo sukurtas apie 1550 metus arba didžiojo Venecijos tapytojo Ticiano arba vieno iš jo mokyklos narių šiaurės rytų Italijoje. Osmanų karalienė mirė 1558 metų balandžio 15 dieną. Ji tikriausiai buvo apie 56 metų amžiaus, tačiau jau kurį laiką kentėjo nuo kelių ligų derinio, greičiausiai maliarijos ir dieglių mišinio. Mečetėje, kurią Stambule pastatė Suleimano senelis Bajazitas II, vyko maldos. Tada Huremos karstą nešė kai kurie aukščiausi Osmanų imperijos pareigūnai per sostinės gatves į Suleimanijos mečetę, imperatoriškąją mečetę, kurią jos vyras pastatė 1550 pradžioje. Čia ji buvo palaidota kapinėse, kur netrukus buvo pastatytas puošnus mauzoliejus, pagerbti krikščioniai moteriai, kuri buvo paimta į vergiją iš Lenkijos Ukrainos pasienio regiono ir pakilo iki Osmanų imperijos karalienės. Praėjus 8 metams, 1566, jos vyras Suleimanas mirė ir buvo palaidotas mauzoliejuje šalia Huremos sultanės. Trečiai mūsų istorijai keliausime į 1630 Prancūziją. Françoise d'Aubigné gimė 1635 metų lapkričio 27 dieną Nijoro mieste, vakarų Prancūzijoje. Jos tėvas buvo Konstanas d'Aubigné, 17 amžiaus Prancūzijos smulkiosios bajorijos atstovas, o motina Žana de Cardiac. Konstanas atsidūrė Nijore dėl savo religinių nesutarimų. Jis buvo hugenotas arba prancūzų protestantas ir dėl savo religinių įsitikinimų buvo įkalintas Nijore kardinolo Richelieu, karaliaus Liudviko XIII vyriausiojo ministro. Čia jis susipažino su Žana, savo kalėjimo prižiūrėtojo dukra, ir po kurio laiko ši pastojo. Taigi, Fransuazės ankstyvieji metai praėjo augant šiek tiek neįprastoje situacijoje. Jos tėvas buvo laikomas kalėjime, kurį valdė jos motinos senelis. Konstantas buvo paleistas 1645 metais, kai Fransuazei buvo 10 metų.
Netrukus po to jie išvyko į vakarų Indiją Karibuose, kur Konstantui buvo pažadėta, kad jis bus paskirtas Mažosios Marigalanės salos gubernatoriumi. Tačiau atvykę jie sužinojo, kad tai buvo klaidinga informacija. Galiausiai šeima grįžo į Prancūziją, kur 1647 metais mirė François tėvas. Po to François buvo auklėjama griežtai katalikiškai, kol jos motina, kuri įdomu buvo uoli katalikė, priešingai nei jos tėvas, taip pat mirė 1651 metais. Vėliau François globėja tapo Madame de Noailles, kurios duktė buvo François krikštamotė. Tačiau Madame de Noailles norėjo kuo greičiau atsikratyti savo naujosios globotinės, todėl François netrukus buvo išsiųsta gyventi į Polo Scarono, žinomo to meto prancūzų poeto ir rašytojo, kuris buvo luošas, namus. François po kelių mėnesių ištekėjo už jo, nepaisydama 25 metų amžiaus skirtumo, teigdama, kad verčiau tekėtų už Scarono, nei eitų į vienuolyną. Būdama Scarono žmona, ji vadovavo jo literatūriniam salonui artimiausiais metais. Ši santuoka buvo gana neįprasta, o kai kurie netgi spėliojo, kad ji niekada nebuvo užbaigta lytiniais santykiais. Bet kokiu atveju tarp jų buvo ištikimybė, o Françoise liko Polo slauge, jam blogėjant sveikatai, iki jo mirties 1660 metais, praėjus 9 metams po jų santuokos. Taigi, 1660 metais Françoise tapo našle, vos tik sulaukusi 25 metų. Ji taip pat neturėjo vaikų ir turėdama patrauklę išvaizdą, iš pradžių buvo gundoma tapti kurtizane. Tačiau ji turėjo ir kitų pasirinkimų. Būdama Scarono literatūrinio salono šeimininkė, ji susipažino su kai kuriais žymiausiais 17 amžiaus vidurio Prancūzijos visuomenės atstovais. Tai siekė net iki karališkojo dvaro, kur Austrijos Ana, karaliaus Liudviko XIV motina, sutiko jai skirti 2000 livrų metinę pašalpą. Tai buvo labai didelė pinigų suma tuo metu, ir iš jos Françoise galėjo gyventi pakankamai patogiai, net ir nepersituokusi. Dėl to ji didžiąją 17 amžiaus 7-ojo dešimtmečio dalį praleido tęsdama savo veiklą Paryžiaus ir Prancūzijos literatūrinėme gyvenime. Tačiau viskas pasikeitė 1666 metais. Tais metais mirė karalienė motina, o karalius, su kuriuo François tuo metu neturėjo jokių santykių, sustabdė išmokas. Finansinėje suirutėje atsidūrusi François netrukus priėmė pasiūlymą iš François Adené de Rocheforo, Montespan markizės, kuri buvo viena iš karaliaus meilužių, apsilankyti dvare. Ten ji greitai gavo vietą. Nors Liudvikas XIV buvo vedęs karalienę Mariją Teresę, jis turėjo daug meilužių ir galiausiai vien su Montespan susilaukė 7 nesantuokinių vaikų. Kai vienas iš šių vaikų gimė 1669 metais, markizė patikėjo vaiką Françoisą Paryžiuje ir suteikė jai atlyginimą bei keletą tarnų šiam darbui atlikti. Ši situacija tęsėsi daugelį metų. Liudvikas XIV, pripažindamas Françoise darbą auginant jo nesantuokinį vaiką, suteikė jai 200 000 livrų išmoką, už kurią ji nusipirko dvarą Mantenoje. Vėliau jis suteikė jai Mantenono markizės titulą, pripažindamas jos didelę valdą čia ir tarnybą karūnai. Nėra visiškai aišku, kada Françoise santykiai su karaliumi tapo daugiau nei tik valdovo ir tarnaitės. Liudvikas XIV buvo galingiausias monarchas 17 amžiaus Europoje. Jis tapo Prancūzijos karaliumi po savo tėvo Liudviko XIII mirties, būdamas vos 4 metų amžiaus, 1643 metais. Todėl jis pradėjo valdyti Prancūziją savarankiškai tik 1661 metais. Tačiau, kai jis pradėjo valdyti, parodė geležinę valią valdyti dekretais ir remtis karalių dieviškąją teisę. Todėl jis laikomas monarchinio absoliutizmo įsikūnijimu ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje. Kaip šios politikos dalį jis įsakė pastatyti didžiulį naują karališkai rūmą ir dvarą Versalyje, maždaug už 20 km nuo Paryžiaus. Čia Liudvikas įsivaizdavo valdysęs Prancūziją labiau atsiribojusiu ir nutolusiu būdu nei jo pirmtakai, kurie buvo įsikūrę Prancūzijos sostinės centre.
Būtent čia, Versalyje, Fransuaza ir Liudviko santykiai pradėjo klostytis. Galbūt jau 1673 metais. Tačiau akivaizdu, kad 1678 jie jau tęsiasi. Iki 1680 pradžios ji tapo pagrindinė jo meilužė ir buvo užėmusi Markizės de Montespan vietą karaliaus meilėje. Atrodo, kad Liudvikas sužavėjo moteris, kuri galėjo su juo išsamei kalbėtis įvairiomis temomis, įskaitant politiką, ekonomiką ir prancūzų literatūrą. Situacija. 1683 metais iš esmės pakeitė Liudviko kantrios žmonos, karalienės Marijos Teresės, mirtis Liepos 30 dieną dėl komplikacijų kilusių dėl pūlinio ant jos rankos. Karalienės mirtis dabar atvėrė galimybę Liudvikui vėl vesti, tačiau priėmęs neįprastą sprendimą, Prancūzijos karalius nusprendė vesti savo meilužę, bet ne oficialiai. Netrukus po senosios karalienės mirties, karalius ir Fransuazė susituokė privačioje ceremonijoje, kurią vedė Paryžiaus arkivyskupas François de Harlay de Chanvalonas. Paprastai manoma, kad tai įvyko 1683 m. spalio 9 dieną, nors kiti teigia, kad slapta santuoka iš tikrųjų buvo sudaryta 1684 m. sausį. Ceremonijoje dalyvavo nedidelė žmonių grupė, tarp jų karaliaus nuodėmklausys ir keli rūmų pareigūnai. Todėl žmonių, kurie iš tikrųjų liudijo ceremoniją, skaičius buvo ribotas, o slapto vestuvių aprašymų šiandien yra labai mažai. Aišku tik tai, kad kažkada 1683 m. rudenį arba žiemą sekusią po jo, Françoise d'Aubigné, Mantenono markizė, tapo Prancūzijos karalienė. Karalienė, apie kurią beveik niekas nežinojo, kad ji buvo naujoji karaliaus žmona. Buvo pateikta įvairių paaiškinimų, kodėl santuoka buvo laikoma paslaptyje. Kai kurie teigia, kad faktas, jog pora turėjo romaną dar prieš karalienės Marijos Teresės mirtį, galėjo sukelti viešą skandalą. Tačiau tikroji priežastis greičiausiai buvo ta, kad Francozės žemesnė socialinio fetis, pagal to meto karališkasias tradicijas, neleido viešai pripažinti jų santuokos. Tokio rango karalius, kaip Liudvikas, buvo tikimasi, kad jis ves karališko kraujo moterį iš vienos iš kitų Europos monarchų šeimų. Françoise neatitiko šio reikalavimo, todėl buvo nuspręsta santuokos viešai nepripažinti visoje karalystėje. Tikriausiai visiems buvo aišku, kokia nauja tvarka įsigaliojo Versalyje. Čia, kaip ir kitose karališkuosiuose rūmuose, ankstyvaisiais naujaisiais laikais, karalius ir karalienė turėjo atskirus apartamentus savo. Tačiau François netrukus buvo apgyvendinta apartamentuose, kurie buvo viršuje prie didžiųjų laiptų Versalyje, tiesiai priešais karaliaus apartamentus. Dėl to amžininkai pastebėjo, kad nuo tada jis visada praleisdavo nemažą dienos dalį su Françoise. Atsižvelgiant į tai, taip pat į jos intelektą ir išsilavinimą, kyla klausimas, kiek Prancūzijos slaptoji karalienė paveikė Prancūzijos politiką ir visuomenę. Naujosios karalienės politinė įtaka ir poveikis Prancūzijos visuomeniai vėlesniais metais buvo nemažai diskutuojamas klausimas. Ji buvo plačiai kritikuojama protestantų autorių, kurie manė, kad ji turėjo tam tikrą vaidmenį Liudviko sprendime 1685 mėnesius atnaujinti Prancūzijos protestantų persekiojimą, panaikinus Nanto ediktą, kuris didžiąją 17 amžiaus dalį suteikė religijos laisvę visiems prancūzams. Tačiau nėra jokių įrodymų, kad Françoise būtų kaip nors atsakinga už savo naujojo vyro sprendimą. Ir tai yra tik sutapimas, kad Liudvikas ėmėsi šios griežtos priemonės netrukus po slaptų vestuvių su savo antrąja žmona. Iš tiesų, naujausi tyrimai rodo visiškai priešingai. Slaptoji karalienė buvo griežta kai kurių žiauriausių Prancūzijos protestantų persekiojimo formų, vykusių vėlesniais metais – priešininkė. Iš tikrųjų, pirmuosius 7 savo karaliavimo metus François įtaka nebuvo didelė. Pokytis įvyko 1700 metais, kai visoje Europoje pradėjo kilti Ispanijos įpėdinystės karas. Ir paprastai manoma, kad Liudvikas pradėjo daug labiau pasikliauti savo žmona, prašydamas jos patarimų.
Galiausiai didysis konfliktas, kuriame Prancūzija ir Ispanija susidūrė su plačia Europos valstybių koalicija, vadovaujama Didžiosios Britanijos, Austrijos ir Nyderlandų Respublikos, tęsėsi iki 1714 metų. Viso šio laikotarpio metu manoma, kad Fransuaza buvo neoficiali vyriausybės ministrė, patarinėjusi savo vyrui. Vienas reikšmingiausių Fransuazos laikotarpio kaip karalienės aspektų buvo jos parama moterų švietimui. Ji įkūrė karališkuosius Šventų Liudviko namus Saint-Cyr, Paryžiuje. Čia jaunoms prancūzėms iš nusigyvenusių kilmingų šeimų buvo suteikiamas išsilavinimas, kuris nebuvo paremtas vien griežtu katalikiškumu, kaip daugelis aristokratų mokyklų. Bet tokiose mokyklose moteriams taip pat buvo suteikiamas literatūrinis ir socialinis išsilavinimas. Mokykla buvo didelė ir galėjo priimti 250 mokinių, kai galiausiai buvo baigta statyti. Dešimtys mokytojų mokė aritmetikos, geometrijos, skaitymo, rašymo, geografijos ir istorijos bei kitų dalykų. Laisvalaikis taip pat buvo laikomas itin svarbiu, ugdant rafinuotą mąstyseną būsimiems Prancūzijos bajorijos nariams. Studentai buvo skatinami žaisti šachmatais, šaškėmis ir užsiimti kitomis to meto madingomis veiklomis. Fransuaza galiausiai bus slaptoji Prancūzijos karalienė 32 metus. Liudvikas XIV mirė tik 1715 metų rugsėjo 1, todėl jo valdymas, trukęs 72 metus ir 110 dienų, tapo ilgiausiu iš visų Europos monarchų istorijoje. Įdomu tai, kad nepaisant ilgos santuokos, pora niekada nesusilaukė vaikų, nes Fransuazai santuokos metu jau buvo beveik 50, o ankstesnių santykių metu vaikų taip pat nebuvo. Tai tęsiasi dar nuo 1670-ųjų. Po jos vyro mirties jį pakeitė proanūkis, nes Saulės karalius buvo pergyvenęs savo artimiausius, teisėtus vyriškos lyties įpėdinius. Liudvikas XV suteikė Fransuazei didelę pensiją ir ji pasitraukė į Saint-Cyrą, kur toliau rengė priėmimus. Kai kurie žymiausi to laikmečio literatūros ir politikos veikėjai, ypač caras Petras Didysis iš Rusijos, vienos iš savo garsiųjų kelionių po vidurio ir vakarų Europą metu, siekdamas modernizuoti Rusiją. Fransuazė mirė 1719 metų balandžio 15 dieną. Ji buvo 83 metų amžiaus. Kadangi niekada nebuvo pripažinta Prancūzijos karalienė, ji negavo valstybinio laidotuvų ar nebuvo palaidota karališkoje kapavietėje, o buvo palaidota pagal savo norą mokyklos, kurią įkūrė Saint-Cyr teritorijoje. Jos didžiulis dvaras Manteno mieste buvo paliktas jos dukterėčiai, Noajų kunigaikštieniai. Dėl neįprastos santuokinės santvarkos tarp jos ir Liudviko XIV ji buvo plačiai minima kelių rašytojų ir pasirodė Aleksandro Dumas, F. Scotto Fitzgeraldo ir Arturo Conan Doylio kūriniuose. Paskutiniai mūsų istorijai liekame Prancūzijoje, tačiau persikeliame į ankstyvąjį 18 amžių. Žana Antuaneta Poisson gimė 1721 metų gruodžio 29 dieną Paryžiuje. Jos tėvai buvo gana sėkmingas François Poissonas ir jo žmona Madlena de Lemo. Tačiau buvo įtarimų, kad jos motina galėjo turėti romaną už santuokos ribų, todėl Žanos tėvas galėjo būti kitas vyras. Tai galėjo būti arba finansininkas Žanas Parisas de Montmartelis, arba mokesčių surinkėjas Charles François Paulas Lenormandas de Tournemas. Iš tiesų, Lenormandas de Tournemas tapo jos teisėtų globėjų po to, kai François Poissonas 1725 metais pabėgo iš miesto dėl nesumokėtų skolų. Augdama Žana buvo žinoma kaip gana ligota mergaitė. Sulaukusi 9, ji buvo parsiųsta namo iš uršuliečių vienuolyno Poisyje, kur nuo 5 metų gavo aukštos kokybės išsilavinimą, nes susirgo greičiausiai kokliušu. Grįžus namo, Lenormandas de Tournemi pasirūpino, kad ji gautų privatų išsilavinimą namuose, samdydamas geriausius mokytojus, kokius tik galėjo rasti. Vis dėlto, tradiciniuose moksluose ji niekada nebuvo puikiai mokinė, tačiau menų srityje, vadovaujama mokytojų, ji suklestėjo. Ji buvo mokoma šokio, piešimo, tapybos, teatro ir daug daugiau. Ji buvo žinoma tuo, kad įsimindavo ištisas pjeses ir buvo didelė menų globėja. Vaikystėje grįžusi namo iš uršuliečių vienuolyno, Žanos motina nusivedė ją pas būrėją.
Ten jai buvo pasakyta, kad vieną dieną ji valdys karaliaus širdį. Žanos motina tvirtai laikėsi šios pranašystės, nuolat kartodama, kad jos dukra vieną dieną išpildys šį likimą. Ji pradėjo vadinti savo dukrą Reinė, kas reiškia mažoji karalienė. Žana turėjo laimingą vaikystę, kuri galiausiai baigėsi jos santuoka su Šarliu François Poliu, Lenormano de Tournemo sūnėnu, Šarliu Guillaumu Lenormanu de Tilloliu, kai jai buvo 19 metų. Lenormanas de Tournemas, kuris vis dar buvo Žanos globėjas, buvo tas, kuris inicijavo Žanos ir savo sūnėno santykius, nes dėl šios santuokos jis turėjo gauti nemažą finansinę naudą. Po santuokos 1740 metais Lenormanas de Tournemas paskyrė savo sūnėną vieninteliu įpėdiniu, tai perduodamas savo dvarą Etijoliuose jaunavedžiams. Ši nuosavybė buvo įsikūrusi šalia karališkųjų medžioklės plotų, kas vėliau pasirodys svarbu Žanos ateities planams. Santuoka buvo gana laiminga, nes abu mėgavosi vienas kito draugiją, ko negalima buvo pasakyti apie visas to meto santuokas. Šarlis galiausiai labai įsimylėjo Žaną. Ar tą patį būtų galima pasakyti apie Žaną, nėra žinoma, tačiau ji juo rūpinosi. Ji pažadėjo, kad liks jam ištikima ir pasiliks su juo, nebent tas kitas vyras būtų karalius, bet to jam ji nepasakė. Būdama ištekėjusi, Žana galėjo lankytis populiariuose salonuose, kurie buvo vietos, kuriuose vyrai ir moterys galėjo susirinkti intelektualiems pokalbiams Paryžiuje. Būtent čia ji susipažino su tokiais žmonėmis kaip Volteras, Helvecijus ir Montesquieu. Ji turėjo įspūdingą kompaniją ir daug ko išmoko iš sutiktų žmonių. Bėgant laikui, kai Žana pati tapo populiaresnė, ji įkūrė savo saloną Etijoliuose, kuris tapo nepaprastai sėkmingas. Ji tapo pokalbių meistrė, ištobulino savo aštrų sąmojį, kuriuo vėliau ir išgarsėjo. Žanos santuokoje gimė 2 vaikai – sūnus, kuris mirė kūdikystėje, ir dukra Aleksandrina Lenormand de Tillol, gimusi 1744 metais. Aleksandrina buvo labai mylima savo tėvų ir senelio François Poissono. Dėžė jį mirė būdama 9 nuo ūminio peritonito, kuris sukėlė pilvo ertmės gleivinės ir pilvo organų dangalo uždegimą. Nepaisant santuokos, Žana buvo įsitikinusi, kad būrėjo žodžiai vieną dieną išsipildys. Ji buvo pasiryžusi susitikti su Prancūzijos karaliumi Liudviku XV. Kadangi turtas, kurį ji dalyjosi su vyru, buvo karališkųjų medžioklės plotų pakraštyje, ji galėjo stebėti karalių ir jo palydą, kai jie medžiodavo. Vieną dieną ji nusprendė tyčia sustoti pačiame medžioklės plotų viduryje, nors ir neturėjo teisės ten būti. Ji vilkėjo mėlyną suknelę, sėdėdama rožinėje karietoje, o kitą kartą sugrįžo apsivilkusi rožinę suknelę ir sėdėdama mėlynoje karietoje. Kaip ir buvo sumanyta, ji patraukė karaliaus dėmesį. Jis buvo labai suintriguotas ir atsiuntė jai dovanų elnienos, norėdamas išreikšti savo jausmus. Tačiau kadangi vyriausiosios meilužės vaidmuo jau buvo užimtas moters vardu Madame de Châteauroux, iš šio gesto nieko negalėjo išeiti. Tik 1744 metų gruodį, kai mirė Madame de Châteauroux, Žanai pradėjo atsirasti galimybių. Praėjus mažiau nei mėnesiui po buvusios meilužės mirties, Žana gavo oficialų kvietimą į kaukių balių, vykusį Versalio rūmuose. Šis balius tapo lemiamu momentu Žanos gyvenime. Karalius viešai paskelbė apie savo jausmus jai. Per balių karalius buvo persirengęs kukmedžiu, o Žana medžiotoja Diana. Kostiumai turėjo simbolizuoti jų susitikimą medžioklės lauke, kur karalius pirmą kartą ją pamatė. Norėdamas atsikratyti Šarlio ir kaip kompensacija už tai, kad atėmė jo žmoną, Liudvikas XV pasiūlė jam ambasadoriaus Turkijoje pareigas, tačiau jis atsisakė. Šarlis buvo sugniuždytas ir niekada neatleido savo žmonai už jos išdavystę. Jis guodėsi romanais su kitomis moterimis Paryžiuje, susilaukė kelių vaikų ir vėliau vėl vedė.
Iki 1745 kovo Žana buvo oficialiai išsiskyrusi su savo vyru ir užsitikrinusi vietą rūmuose kaip karaliaus meilužė. Ji gavo karališkuosius apartamentus ir Pompadūro markizystę, kuris suteikė jai markizės titulą. Norint būti pristatytai rūmuose, reikėjo turėti titulą, tad Žana tapo Madame de Pompadour. Tų pačių metų rugsėjo 14 ji buvo pristatyta rūmuose, lydima karaliaus pusbrolio. Rūmuose Žana buvo pasiryžusi užtikrinti savo padėties saugumą. Tam ji įvaldė rūmų etiketą ir susidraugavo su aukštesnės pareigas užimančiais asmenimis, ypač su karaliene. Žana labai aiškiai parodė karalieniai Marijai Leščinskai, kad ji labai gerbė jos kaip karalienės vaidmenį, ko negalima buvo pasakyti apie kitas karališkasias meilužes. Ji neturėjo jokio tikslo jos pakeisti ar peržengti jos ribų, jokiu būdu. Ji norėjo, kad Marija to būtų tikra. Karalienė regis tiek priėmė, tiek įvertino Žanos gestą, oficialiai priimdama naująją meilužę. Pagrindinės karaliaus meilužės vaidmuo buvo kur kas daugiau nei tik seksas. Madame de Pompadour tapo kunigaikštienė, o vėliau 13 karalienės dvariške, aukščiausių moters titulų rūmuose. Ji veikė kaip ministras pirmininkas. Ji buvo atsakinga už paaukštinimų, malonių ir atleidimų skyrimą. Ji netgi prisidėjo prie vidaus ir užsienio politikos. Jos įtaka buvo tokia didelė, kad prie jos kreipėsi Vencelis Antonas, Kaunicriedbergo princas, žymus Austrijos diplomatas. 1755 metais, prašydamas įsikišti į derybas. Tai lėmė Versalio sutartį, kuri numatė abipusę pagalbą Prancūzijai ir Austrijai, jei kuri nors iš jų būtų užpulta Didžiosios Britanijos ar Prūsijos. Jos, kaip pagrindinės meilužės vaidmuo, sutapo su 7 metų karo pabaiga, kuris galiausiai baigėsi tuo, kad Prancūzija prarado savo Šiaurės Amerikos kolonijas ir atsidūrė beveik prie bankroto ribos. Madame de Pompadour, kaip sakoma, guodė karalių po šio pralaimėjimo ir padėjo jam įveikti sunkų laikotarpį jo valdymo metu. Madame de Pompadour parodė savo palaikymą daugeliu skirtingų asmenų ir politikos krypčių, kurios galiausiai žlugo atnešdamos Prancūzijai dar daugiau žalos, kuri jau ir taip kentėjo dėl pralaimėjimo kare. Šis palaikymas ir tai, kad karalius dažnai klausėsi jos idėjų, lėmė, jog daugelis svarbių rūmų narių jos nemėgo. Jų nesutikimas su jos politinėmis pažiūromis bei nepasitenkinimas karaliaus meile paprastai moteriai tik dar labiau pablogino jos reputaciją daugelio akyse. Nepaisant to, kad jos palaikytos politikos buvo pražūtingos šalies pokario padėčiai. Madame de Pompadour rėmė ministrus, kurie įvedė svarbes fiskalinės ir ekonominės, prekybos, infrastruktūros bei pajamų mokesčių reformas, pagerinusias Prancūzijos finansinę padėtį. Nepaisant savo priešų, Madame de Pompadour karalius nuolat rėmė. Net ir pasibaigus jų seksualiniams santykiams, 1750 metais ji liko artimiausia jo draugė ir patarėja. Karalius buvo žinomas dėl savo melancholijos priepuolių ir dažnai buvo sakoma, kad tik Madame de Pompadour galėjo jį ištraukti iš tokių jausmų. Laikui bėgant, ji tapo vieninteliu žmogumi, kuriuo jis pasitikėjo. Ji rengdavo vakarėlius ir medžioklės išvykas tik jam. Madame de Pompadour, menų ir apšvietos epochos idėjų rėmimas galėtų būti laikomas svarbiausia jos įtakos sritimi. Ji įkvėpė ir rėmė daugelį, įskaitant fiziokratų mokyklą, kuri nutiesė kelią ekonomikos tėvui Adamui Smithui ir jo teorijoms. Ji įsigijo porceliano fabriką, tapo modeliu paveikslams ir skulptūroms, rėmė mėgėjus grafikus bei talentingas scenos aktorės pasirodymuose Versalyje. Taip pat sakoma, kad ji įkvėpė ikonišką rokoko meno stilių. Remdama viską, kas kūrybiška, ji prisidėjo prie to, kad Paryžius būtų laikomas skonio ir kultūros sostinė Europoje. Tuo metu, kai Madame de Pompadour seksualiniai santykiai su karaliumi baigėsi, jos naujas vaidmuo, karaliaus draugės, kurį ji išlaikė iki pat mirties, buvo įtvirtintas. Ji pradėjo sirgti nuo tada, kai 9 metų persirgo kokliušu, dėl kurio buvo priversta palikti mokyklą.
Dži buvo ligota. Ji kentėjo nuo pasikartojančių peršalimų ir bronchito, kosėjo krauju ir jautė galvos skausmus. Ji taip pat patyrė 3 persileidimus, kai buvo su karaliumi, o tai tik dar labiau pablogino jos ir taip prastą sveikatą. Madame de Pompadour mirė sulaukusi 42 metų, susirgusi tuberkuliozę. Karalius liko jai atsidavęs, bandė ją slaugyti ir padėti jai pasveikti, bet nesėkmingai. Nors jos priešai džiaugiasi jos mirtimi, karalius, menininkai ir mąstytojai, kuriuos jį rėmė, buvo sugniuždyti. Volteras rašė: esu labai nuliūdęs dėl Madame de Pompadour mirties. Buvau jai skolingas ir gedžiu jos iš dėkingumo. Atrodo absurdiška, kad senoji pampuša, vos galinti paeiti, vis dar gyva. Graži moteris, įspūdingos karjeros įkarštyje, turėtų mirti būdama 42. Karalius, kaip pranešama, tai pasakė stebėdamas, kaip jos karstas išvyksta iš Versalio per lietaus audrą. La marquise n'aura pas de bâton pour son voyage. Tai reiškia, markizės kelioniai nebus gero oro. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie šiuos istorinius karališkuosius mylimuosius. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Jei norite daugiau ilgų vaizdo įrašų, taip pat praneškite man. Ir jei norite daugiau vaizdo įrašų šią temą, taip pat parašykite komentaruose žemiau. Taip pat, jei dar nesate užsiprenumeravę, tikiuosi, kad užsiprenumeruosite. Ir tikiuosi, kad esate įsijungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus, vos tik juos įkeliu. Na tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame pamirštų gyvenimų epizode. Ačiū.